Nežiūrės niekas, jeigu pasakysiu, kad čia daug darbo. Sveiki, esu Živilė, profesijos mokytoja ir kviečiu jūs susipažinti, kaip reikėtų persisodinti orchidėją savo namuose, kai matome jau, jinai jau skursta, kad tai nebeatlaiko jau savo žiedų, nors yra su papildoma lasdele, kuri prilaiko žiedus, kad augalas augtų tiesiai, kad negriūtų. Matome, kad šaknys, kad nebetelpa šito žalios vazone, yra dėl to viskas gerai, nes tai yra epifitinis augalas ir tai yra natūralu, tačiau štai šitoj vietoje jau matome, kad pats substratas orchidėjų yra sukritęs per ilgą laikotarpį, matome, kad netgi atsiradęs yra pelėsis ir mes būtinai turime jį persodinti, dėl ko orchidėja yra tokia populiari. Ir būtent Phalaenopsis orchidėja, dėl to, kad jinai gali žydėti pusę metų ir daugiau. Žinoma, žiedai yra labiausiai džiuginantys ir Phalaenopsio pavadinimas kilęs iš to, kad tai yra panašus į drugelį. Ir galime matyti jų įvairovėje, kad iš toli matome tikrai tarytum drugelį. Ir tas lengvumas be abejo yra perteikiamas mūsų namuose, kai kuriame savo jaukią aplinką. Taigi turime indą kažkokį po apačią patogiai pasidėję, drąsiai tą orchidėją išsiėmame, jeigu reikia ją paspaudžiame. Rekomenduojama orchidėją palaistyti prieš persodinimą, nes po persodinimo mes to nedarysime bent jau savaitę laiko. Šituo atveju mes jos nelaistėme dėl to, kad matome pelėsių, kadangi tai yra perteklinis laistymas ir vanduo jau yra užsistovėjęs. Visą seną substratą reikėtų pašalinti ir nuvalyti nuo orchidėjos šaknų. Kai išsiėmėme orchidėją iš vazonėlio, turėtume labai atidžiai apsižiūrėti šaknis. Visas išdžiūvusias nukirpti, visas papelijusias arba papuvusias taip pat. Geriausia atpažinti, jeigu sunku atpažinti iš to, kokia yra jų spalva ir kartais abejojame dėl jų būklės, geriausia su pirštu tiesiog kiekvieną iš jų paspausti ir jeigu mes jaučiam, kad jinai yra kieta, viskas yra dėl to gerai. Dažnai būna taip, kad viduryje yra baltos oriniai šaknys, o jeigu jos jau būna baltos melsvos, rekomenduojama jas laistyti daugiau. Tai ne visada yra tiesa, dėl to, kad viduryje jos gauna mažiau saulės šviesos ir jos ir nebūna tokios žalesnės, kadangi viduryje nevykdo fotosintezės tiek daug, kiek išorinės šaknys. Taip, galime pasilikti, jeigu turime pagaliuką, kad pasaugotume pačius žiedelius ir jų nenulaužtume. Šiuo atveju turim labai įdomią situaciją, dėl to, kad visa šita dalis, kaip matote, orchidėjos jau yra išdžiūvus iki pat šitos vietos. Čia turime visas kitas šaknis, kurias vėlgi reikia atidžiai nuvalyti. Dažnai vazonėlio viduje galite rasti kiminų, tokių samanų, kurios orchidėjai palaiko drėgmę. Dažnai galite pamatyti net ir ant vazono viršaus tuos kiminus uždėtus, bet vėlgi tai, nėra vienos taisyklės, kad tik tai jie reikėtų vadovautis. Šiuo atveju mes turėsime pašalinti labai nemažą dalį orchidėjos ir vėlgi to padaryti su žirklėmis gal nepavyks, tačiau su sekatoriumi atsargiai reikėtų šitą vietą iškirpti. Matome, kad dar vis tikrai čia yra visiškai sausa ir pati orchidėja galite atkreipti dėmesį, kiek daug kartų yra žydėjusi. Kai jinai nužydi, ją reikėtų nukirpti ties pirmu, antru šituo susijungimu kiekvieno stiebelio. Tai šiuo atveju vėlgi matome, kad kažkas darė šiek tiek klaidą, nes orchidėja, jeigu paliekame šitą stiebą, jinai vėlgi atiduoda maistinės medžiagas jam ir tuomet nesubrandina didelių žiedų sekančiam savo žydėjimui. Taip, tai vėlgi kerpame dar šiek tiek toliau. Matome, kad šita zona jau yra saugi. Pasistengėme pašalinti likusius sudžiūvusius stiebelius ir šakneles. Jeigu mes matome, kad ir pačioje apačioje mes paspaudžiam pirštais ir tenai yra tuščia, mes drąsiai nukerpame su žirklėm ar su sekatorium, kad visiškai paliktume sveiką augalą, kuris susodintas į naują substratą galės kuo puikiausiai įsitvirtinti ir sėkmingai žydėti. Kai orchidėja nužydi,
natūraliai nukrenta paskutinis jos žiedas, mes jos stiebą galime nukirpti ties 2-3 šituo susijungimu pačio stiebo, siekdami to, kad sekantis žydėjimas būtų kuo gausesnis, kad žiedai būtų dideli, mėsingi ir jūs maksimaliai džiugintų ilgai. Jeigu jums gaila kirpti šį stiebą, nes dažnai tai būna, tiesiog žinokite tai, kad žiedai nebus tokie dideli, bet be abejo jie vis tiek jūs džiugins. Orchidėja per metus gali žydėti pusę metų, nereikėtų išsigąsti, jeigu jinai nežydi tą pusę metų, jinai ilsis ir tai yra natūralu ir kai jinai bus pasiruošusi, kai turės pakankamai maisto medžiagų, jinai išleis naują stiebelį, naujas štai tokias atžalytes, ant kurių bus sukrauti pumpurai ir tuomet jinai tikrai mus labai ilgai džiugins stipriais savo žiedais. Kad nebūtų liūdna ant jūsų palangės, taip pat rekomenduojama laikyti orchidėjas arčiau rytinės ir vakarinės palangių, nes dažnai ant pietinės pusės palangės laikomos orchidėjos nudenga. Tai galima pamatyti, pavyzdžiui, šitame atveju yra šiek tiek matomos tokios papilkšvėję dėmės ir tai yra akivaizdu, kad jai buvo per daug tiesioginės saulės šviesos. Vėlgi nereikėtų išsigąsti, reikėtų ją išsiimti, nusikirpti be abejo šito stiebo dalį, išsivalyti šaknis, persodinti į naują substratą. Ir jinai atsigaus. Ją reikėtų dažniau vandeniu papurkšti, pavalyti, pastebėti, kaip jinai jaučiasi. Kai jos būna nusilpę, dažnai užpuola kenkėjai, tai vėlgi reikėtų atitinkamų priemonių jiems panaikinti, pavalyti su žaliuoju muilu ir vėlgi turėti daug tos kantrybės. Taip pat ant savo palangės rekomenduojame turėti keletą orchidėjų. Jeigu viena nužydi, tuomet turime tą tokią kaitą, viena pažydi, kita pažydi ir niekada nebus tuščia, liūdna ir tada mus džiugins. Kad ir kaip būtų gaila nukirpti šias šaknis, jos matosi, kad yra užmirkę, paspaudus jas jaučiasi, kad jos yra labai minkštos ir šitose vietose mes vis tiek privalome ją nukirpti, kad jinai būtų maksimaliai sveika. Kadangi orchidėjos apačia buvo užmirkusi, mes prieš persodinant ją nelaistėme, reikėtų dabar ją pamirkyti bent jau kelias valandas, pačią orchidėją, taip pat papurkšti lapelius, bei juos nusivalyti, atnaujinti. Po kelių valandų išėmus iš vandens reikėtų, kad jinai nusisausintų ir vėlgi neužsistovėtų ta pati drėgmė. Ir tada galėsime sodinti į naują išplautą vazonėlį, kuris šiuo atveju neturėtų būti didesnis, kaip dažnai mums rekomenduoja, dėl to, kad mes pašaliname labai didelį kiekį jos šaknų. Ir dabar vaidinti, kad jinai jau pamirko tas kelias valandas, ar ne? Gerai. Gerai, to jau atrodys, kad jie jau ten pamirko. Kai augalas jau prisigėrė vandens, mes esame pasiruošę jį sodinti į naują vazonėlį. Pirmiausia, prisiberiame substrato. Atkreipkite dėmesį, kai jį perkate, būna nurodyta, kokios tai yra trąšos ir vėlgi yra rekomendacija, kiek laiko jos bus veiklios. Pavyzdžiui, 8 savaitės dažniausiai būna ant orchidėjų substratų parašyta. Tai jau po 8 savaičių būtinai turėtumėte nusipirkti trąšas ir bent jau kas mėnesį šiltuoju sezonu jas pasitręšti. Įdedame pirmiausia pačio substrato, kadangi matau, kad nepavyks labai giliai įdėti pačios orchidėjos šaknų į vazonėlį. Prisiberiu daugiau substrato. Toliau mes turime agroperlitą, kuris į save geria vandenį. Galime žiupsnelį to agroperlito įdėti. Jisai pamažu atiduos drėgmę pačiai orchidėjai ir žemė taip greitai nesukris. Ir jinai vėlgi turės pakankamą oro cirkuliaciją. Dažnai žmonės išsigąsta, kad to šaknys būna ant pačio vazonėlio viršaus, tai yra visiškai natūralu. Šitas augalas yra epifitinis, jisai jomis vykdo fotosintezę ir to tikrai nereikėtų bijoti. Vėlgi drąsiai galime elgtis su ją, jos visos šaknys yra sveikos, viskas yra tvarkinga. Pasižiūrime, kaip norime ją išformuoti, nėra taisyklės, ar tai prie krašto sodinti, ar tai per vidurį. Tiesiog vėlgi reikėtų pagalvoti ir apie tai, kad jinai negriūtų tuomet, kai mes ją persodinsim. Nereikėtų labai stipriai spausti, kai mes ją sodiname, nes vėlgi prispausime tą šaknis, bet galima šiek tiek švelniai ją pakratyti į šalis, šiek tiek pasispaus ir vėliau augalas prisitaikys savo šaknimis, įsitvirtins į substratą. Jeigu matysime, kad pakankamai daug jo sukrito, galime ant viršaus tiesiog papildyti.
Kai persodiname orchidėją, pasižiūrime be abejo į lapus, ant jų neturėtų būti jokių žemių, jokių dulkių. Nusivalome, galime be abejo naudoti teptuką ar kažkokius tai vienkartinius rankšluostėlius, nes vėlgi visur užsilaikęs vanduo gali vėliau sukelti puvinį. Nusišluostom orchidėją, nusivalom vazonėlį, matome šiek tiek yra substrato likusio ant šaknų, galime labai nedaug papurkšti, kad viskas būtų švaru ir pasirinkti savo vazoną ir jį be abejo įsistatyti. Tuomet mes turime saugesnį variantą, nevirsta orchidėja. Šiuo atveju, kadangi stiebas jos nėra toksai didelis, žiedai nėra masyvus, mes galime jos ir neremti su atraminiu pagaliuku. Jeigu matote, kad jūsų orchidėja vis tik nežydi tuos kelius mėnesius, neįsigaskite, turėkite kantrybės, išlaukite, persisodinkite ją ir laukite tų rezultatų. Reikėtų be abejo eksperimentuoti, kuo daugiau į tai gilintis ir tikrai pasieksite norimų rezultatų. Šiam kartui tiek, tikiuosi, kad jums mano patarimai buvo naudingi.